Pasirinkite pirmą ar antrą kortą atsakys į jūsų klausimą. Kokie veiksmai padės jums padaryti šuolį veikloje, pereiti į kitą lygmenį? Geltonas akmuo ar melsvas? Kuri korta jūsų? Jei pasirinkote pirmą. Taurių tūzas. Veiksmai, kurie gali padėti. Skirkite dėmesio savo vidiniai motyvacijai, tam, kas jūs iš tiesų įkvepia. Ieškokite veiklos, kuri suteikia džiaugsmą, emocinį ryšį. Atsiverkit naujoms galimybėms. Susikurti aplinką galit, kur galėsite jaustis kūrybišku, autentišku. Emocinis atsinaujinimas reikalingas. Jei pasirinkote antrą melsvą akmenį kortą. Šios kortos esmė - naujos idėjos, proto skaidrumas. Reikia naujų įžvalgų. Veiksmai. Aiškiai suformuluokite savo tikslą. Apmąstykite prote, įjunkite logiką, priimkite naują sprendimą. Galvokite strategiškai. Būkite pasiruošę peržengti senus modelius ir vadovautis naujom idėjom.